Labas. Nu ką, gavau labai didelę dėžę, mūsų siuntinuką, čia yra mūsų šeimos, taip pat ir klienčių prekės, tai jeigu tau aktualu, pasižiūrėk, mes kadangi esam po lygos, po gripo, aš po plaučių uždegimo, tai noriu, kad atsistatytų organizmas greičiau, tai vat, kai ką sakėm sveikatai. Ir klientės prekės yra namams skirtos. Tai va, jeigu tu rūpinės savo namais, beje, galbūt tu arba tavo aplinkoje yra žmonės, kurie turi astmą arba problemą su kvėpavimo takais. Tai atkreipiu dėmesį, kad tokie žmonės iš tikrųjų vis tiek labai mėgsta kvepalus, kvapus, bet jiem netinka bet kokios priemonės. Tai paklausyk, nes čia bus kaip tik atkeliavę. Tokia prekė, kuri būtent yra, kam patinka kvapai, bet kas turi problemų galbūt su kvėpavimo takais, astma arba šiaip jautrus kvėpavimo takai. Prekės būna labai supakuotos kokybiškai visą laiką. Primenu, kad tu gali nedirbti, bet tiesiog, jeigu tau aktualu pirkti savo tokius produktus. Tai čia labai iš tikrųjų didelė siuntelė, aš čia visko labai daug užsisakiau, man labai patinka, kai gaunam mes ir lankstinukų, nes gali pasiskaityti apie produktus daugiau. Taip pat čia bus labai daug dovanėlių iš kompanijos, čia yra tokie link nišinių kvepalų mėginukai, tai aš pati turiu iš tikrųjų ne vieną buteliuką, ten už mane stovi, va, taip atrodo, bet čia jau toms, kam patinka būtent jau link nišinių, tokie specifiniai labai kvapai, tai va čia yra tie mėginukai. Taip, tada parodysiu, čia pas mane bus labai visko daug, tai kadangi buvo nuolaidos, tai aš pasiėmiau savo tikrai tam tikrų prekių, kad save palepinti. Tai va, parodysiu. Su šita maikutė mane galbūt esi mačius, jeigu mane stebi, aš ją iš tikrųjų dievinu, nes tai yra 100% medvilnė, rankų darbo. Ir tikrai sąžiningai turiu daug drabužių iš visur, bet tokių drabužių aš niekur neturiu. Tai va, pasiėmiau, dėl to, kad paskui nebeliks jų. Žiauriai man patinka, dievinu šitus kvepalus. Šitie kvepalai čia pas mane kažkur yra. Va. Čia yra šitas buteliukas, tai čia yra tom, kam patinka Prancūzija, galbūt kaip šalis, kam patinka romantika. Tai čia yra toksai vat kvapas, viršutinė nata, jeigu aš gerai atsimenu, yra mėlynės, man atrodo. Bet esmė, kad labai skaniai kvepia, man eina link tarsi kaip karamelė, uoga, bet specifinis kvapas, žiauriai, labai rekomenduoju mėginuką pabandyti, kam pasakau mėginuką išbandyti, tai paskui jam žiauriai patinka. Tiesiog, nes tas kvapas labai specifinis, elegantiškas labai, nei per saldus, nėra vieno kvapo, daug kvapų labai atsiskleidžia, jis irgi link nišinių. Tai va šitą maikutę. Žiūrėjau, aš turiu dar kitą dydį ir dar kitą dydį, dėjus netgi laukos mažiukės, labai didelės turiu maikutę šitą. Tai va, tai jos yra rankų darbo, medvilnė ir tiesiog tobulą, pasaka tiesiog. Nes neprakaituoja. Tai va, dabar apie tuos, kas turi problemų su astma. Tai čia jau atkeliavo, čia jau klientė parekomendavo dar savo klientį ir išbando namų kvapus mūsų, ten žmonės, man atrodo, stovi, mėlynas, toksai stovi pas mane. Tai čia yra mūsų namų kvapai, tai mūsų namų kvapai, kaip ir mūsų šiaip kvepalai, tai tinka žmonėms, kurie turi problemų su kvėpavimo takais, nes naudojamas kvepaluose alkoholis grynas ir daug labai kvepalų, tikrų gėlių ekstrakto, o vat namų kvapai, va čia mūsų naujiena, nauja išorė, tai juose irgi namų kvapai irgi naudojami yra ne cheminių principų tas kvapas, o būtent iš gėlių ekstrakto. Daug koncentrato gėlių, dėl to kvapas yra būtent necheminis ir labai truputukas skleidžiasi ir ląstelės natūralios yra. Tai pas mane namuose keli buteliukai yra tų kvapų ir pačių kvapų ir pas mane ten irgi stovi viršuje papildymas. Taip, tada toliau parodo. Kaip sakiau, mes sirgom, prieš tai labai stipriai sirgom, tai čia yra mūsų gerosios bakterijos, pastoviai per storį rodau. Už mane stovi, geriam visi, aš geriu ir vaikai geria, ir vyras geria, kaip tie mažytai, pačiai mažiausiai, tai aš per pusę dalinu su manim, nes jos yra labai stiprios, tai vat, jų dėka šiaip mes ir atsistatom greit po visų ligų iš tikrųjų. Nes ir paskutinį kartą vaikučiai, tai iš tikrųjų per savaitę laiko kažkur, tai man buvo blogiausia, nes realiai aš mažai mėgau, visais rūpinausi. Tai aš ir pati geriu, tai gerosios bakterijos visą laiką sakau, čia yra 100%, jeigu norit nesirgti, tada
Aš kadangi geriu antibiotikus, turiu problemą dabar su rūgštingumu. Refliuksas. Jaučiu, kaip aš kosėju karts nuo karto. Ir tikrai trinu antibiotikų, nes prieš tai buvo viskas gerai, neturėjau labai senai refliukso. Tai va, šitas yra būtent dėl refliukso rūgšties, tai čia vat man, nes tikrai jaučiu, kaip aš kosėju. O čia jau yra su vitaminu C, kad būtume sveiki, nes čia yra šiauriai daug vitamino C ir labai skanus, alijošius. Ir kadangi buvo nuolaidos, vėl mano drabužėlis. Šitą beje neturiu. Ai, turiu rožinės kelnes. Iš mūsų kompanijos, nes irgi medvilnė, o dabar pasiėmiau tokias pilkas, norėjau juodus išpirktos, tai irgi žiauriai fainos, nes man labai kas patinka, šiaip jos yra storesnės, jos netinka vasarai, tikrai ne vasarinės, jos yra storesnės, bet, pavyzdžiui, vat, į ligoninę labai fainai, važiuoju į ligoninę, ne fainai, tai į ligoninę, bet šiaip važiuoju į ligoninę, tiesiog išvažiuoti reikia staigiai, tai žiemą, rudenį, pavasarį labai gražios treninginės kelnės, patogios, su kuriuom tikrai ištversi daug dienų ir vasarą tai su kurios yra per storos, bet labai jauku susisukti šaltuoju metų laiko. Tai va, išpakavau viską. Tai čia pakalbės yra mūsų prekės, tai jeigu tavo aktualu, tai rekomenduoju, kad tu gali pirkti dėl savęs, nedirbti, ekologiškas prekės, žmonės matosi kiek daug, tinka jautriems žmonėms, net ir su astma.